Evgenija, sekanti tema, kurią norėčiau padiskutuoti, tai yra toksiškas kolega darbe arba toksiška aplinka ir kaip atpažinti destruktyvų elgesį ar ne ir kaip mums elgtis tokioje situacijoje. Tai aš radau tokį tyrimą, JAV atliktą 22 metų. Tai psichologų asociacijos atlikta apklausa parodė, kad 76% yra susidūrę su toksiška aplinka darbe. Ir aišku, ir jie teigia, kad tai paveikia jų psichinę sveikatą. Iš esmės toks poveikis yra žalingas ir organizacijai, ar ne, mes žinom, ir padidėja stresas, sumažėja produktyvumas ir visi kiti dalykai. Ir taip pat tyrimas parodo, kad žmonės dirbantis iš biuro dažniau akcentavo, kad patiria tą toksišką aplinką, susiduria su toksiškais kolegomis, negu tie, kurie ištisai dirbo nuotoliu, kas make sense yra logiškai iš esmės. Ir 59% iš jų sako, kad jie tada ketina kitais metais ieškotis kito darbo, nes pakeisti kažko labai nebegalima. O įdomumas yra tame, kad kai darbuotojas pasako darbdaviui, kad jis jaučiasi, jog yra toksiška aplinka, kad dirba tarp toksiškų kolegų, tai darbdavys tik kas antras pripažįsta tą faktą, nes jiem atrodo, kad jų organizacija nėra toksiška. Tai čia yra tiek apie tos tyrimus, tai gal tada pasidalink tada, kaip atrodo tas toksiškumas arba kokie požymiai yra toksiškos aplinkos ir kaip atpažinti, jeigu mes turime darbuotoją, kolegą, kuris yra taip pat kenkiantis mums arba organizacijai. Taip, tai toksiškumo apraiškų gali būti įvairių. Tai pirmiausia, tai būna labai dažnai visko nepatenkintas, burbantis, tas negerai, nas negerai. Kava neskani. Kava, oi, kokie kartifų, neįmanoma gerti. Ir tada cukraus, tada per daug cukraus. Tai realiai ras dėl ko paburbėti. Nu, jeigu galėtų prisikabinti prie medžio, tai ir prie jo prisikabintų. Taip. Viskas organizacijų blogai, bet dirbo joje 30 metų ir nė velnio jis neplanuoja šios eiti dirbti kitur. Taip. Tai burba, tada kitiems kenkia. Tai va čia irgi atsiranda, nepasako, nuslėpia kažkokią informaciją, tada sako, blogai dirbi, va taip reikia padaryti, padarai taip, kaip pasakė, ne taip, kitaip reikėjo padaryti. Tai realiai neįtiksi tu tokiam žmogui. Gali būti kažkokių pykčio priepuolių, tai yra tokie passive aggressive, kur mes sakom, pasyvus agresyvus. Ten vat, koks komentaras iš šono, žvilgsnis kryvas ir panašiai, o gali būti ir agresyvumas, toks pakeltas tonas, ne taip, negerai ir taip toliau. Intrigas mėgsta pakurti. Tai vat, intrigų kūrėjai, aš kaip sakau, dėl apkalbų, apkalbos visais laikais egzistavo ir viskas su jom yra gerai, tik reikia žiūrėti, kada jos peržengia sveiko proto ribas, nes toksiški darbuotojai ten prikuria, kaip aš sakau, Telemundo prezentą, tokį scenarijų geresnį negu patys meksikietiški serialai būtų sukūrę. Tai labai mėgsta va, taip kurti kažkokias intrigas, apkalbas, apkalbinėti kitus, su vienu apkalba Jonas, su juonu apkalba sabotuoti gal darbą kito žmogaus. Taip. O į akis gali ir gal ir sakyti, kad čia, oi, labai gerai, o Dieve, ką aš čia pridarė, paskui jin ir kalba. Tai vienas tokie dalykai, kas vyksta darbe, bet jie nemiega po darbo, jie po darbo tau gali parašyti. V5-6 žiūrėk, kokį laišką parašys, mums skubiai reikia pasikalbėti, čia dega. Darbo pabaigą. Taip, arba per kokią šventę. Aš kažkada girdėjau ir per kūčių vakarą žmonės sugeba parašyti, va dabargi tos ataskaitos reikia, vadgi priduodu kūčių vakarą, ne, kai visi yra užsidarę. Tai vakarais mėgsta ten santykius pasiaiškinti. Tai vat visą laiką yra toks kontakto kūrimas, dėmesio kažkoks poreikis. Čia yra, kas yra tas toksiškumas, kad tave stebėtų, ką tu ten darai. Toks narciziškumas, sakyčiau, ar ne? Yra turi šiek tiek, nes tu nori į save atkreipti dėmesį. Yra. Tai vat, toks, mes taip sakom, supuvęs obuolys, kuris užkrečia paskui pintinę visų kitų sveikų obuolių. Aš esu mačius tokio darbuotojo pavyzdį, kai žmogus labai geras ekspertas. Tikrai tokioj srity, kuri yra, tokia reta, kur, žinai, sunku surasti, kuo jį pakeisti. Ir visi žino, kad jis ekspertas geras, bet kaip žmogus tai neįmanoma dirbti. Bet negali ir vadovai tą puikiai žino, neatleidžia jo, nes kol tu išmokinsi kitokio ekspertiškumo lygio, praeis labai daug metų. Ir žmonės kenčia. Dėl jo išeina kiti žmonės
bet jis dirba ir bumba. Jo, tai va čia yra žanro klasika, kalbant apie toksiškumą, kai mes sakom, ką su juo daryti. Nes jeigu jis yra toksiškai ir dar blogai dirba, Taip. tai tiesiog reikia paimti išmokėtą išeitinę išmoką ir atsisveikinti. Aišku, jeigu neįsijungia kiti saugikliai dėl vaikų ir kitų momentų. Bet jeigu jis yra toksiškas, bet gerai dirba, čia visada yra dilema, ką daryti. Nes tu supranti, kad tu jo nesurasit antro. Ir čia ne tik apie toksiškumą, bet, pavyzdžiui, kai būna užgerinėjantis darbuotojai. Sako, vat, pavyzdžiui, kažkada girdėjau klientų atvejį, sako, kas 3 dieną girtas, sako, žiūri geras marketingistas. Tai sako, ką daryti, sako Evgenija, sakau, nu tai kentėkit, jeigu jūs negalite, jeigu jūs man sakot, kad jūs negalite jo atleisti. Tai čia visada yra dilema ir aš pati, kai dirbau personalo valdyme, visada skaudėdavo, nu ką daryti, kur aš dabar iškasiu tą kitą žmogų ir tada tu galvoji, kaip sukti su tuo, ką turi. Bet aš kažkada turėjau atvejį kito organizacijai. Mes turėjom labai stiprią pardavimų telefonų vadybininkę. Labai, jinai darydavo pusę pardavimų pajamų tos skyriaus. Tai, o ten žmonių 10. Nu, tai čia yra labai daug. Ir jinai pati nusprendė išeiti iš darbo. Nu, tai vat jie kartais tie toksiški neišeina, o kartais jie nori pašantažuoti. Nu, vat aš išeinu, jūs mane čia sulaikykit. Ir vadovė pagalvojo, sako, žinai, Evgenija, išgyvensim be jos. Man čia buvo jau wow. Sako, paleidžiam. Ir jinai išėjo. Ir šita įmonė dirba po šiai dienai, taip pat pelningai ir be jos. Ir kažkaip sustruktūrizavo, pasižiūrėjo, susidėliojo ir važiuoja toliau tą organizaciją. Tai kartais gal čia yra mūsų iliuzija, kad čia bus krachas be šitos įmonės. Ir toksiški, kai išeina iš įmonės, tai jų tokie, netgi jeigu savo norų, jų etatinė frazė, jūs be manęs mirsit. Taip. Nebus šitos organizacijos, pamatysit. Nu, nemačiau nei vienos įmonės, kuri bankrutuotų išėjus vienam žmogui, nes jeigu jūsų įmonė stovi ant vieno žmogaus, tai jau yra blogai. Tai jau yra bėda. Taip, ir kažkada sakė, o ką jūs darysit, jeigu numirs šitas darbuotojas, kaip pavyzdys. Nu, maža ką amžius, dar kažkas visko būna gyvenime. Tai vat mes kartais per tą perspektyvą, per atostogas, jeigu ten be jo negalim išgyventi, tai čia jis sukūrė tam tikrą turbūt galimybę, kad visi priklausytų nuo jo, bet įmonė tai turi būti sąmoninga ir galvoti, o kas toliau. Ir žinai, atleidus arba pačiam išeis, bet tokie šiaip jie neišeina, jiems patinka nuodyti toliau. Nu, labai ilgai užtrunka, kol jie patys susikaupia išėjimui. Tai atsiranda tada jo atleidus jį tą laisvę kitiems, žinai, to ekspertiškumą įgyti, nes kai tu žinai, kad šita vieta užimta, tu pats dirbdamas supranti, kad tu niekada nebūsi jo vietoj, nes tu matai, kaip organizacija tą žmogų dievina, palaiko, žinai, ir iš esmės, nu tai kaip, kada tu pasieksi jo lygio, nu niekada. Jaunas žmogus, kuris žiūri, mato, kaip yra ir tokie, žinai, gaunasi nusivylimas šitoje organizacijoje. Jie apriboti ir jie pradeda kvėpuoti. Nes kai toksiškas toks sėdi, tai tu esi tokioj parengty bėk arba kaukės. Tai va tu gerai sakai, išėjo kitas, gal rankos atlaisvėjo, erdvės atsirado. O jeigu tas toksiškas kolega dirba, dar neišeina ir mums vis tiek reikia tvarkyti su tuo. Taip vėl galime mes kalbėtis eilinį kartą. Bet jeigu man tenka su tuo žmogum bendrauti, ar padėtų, nes aš galvoju, kas padeda tokiais atvejais, ar ne? Nu, Evgenija, toksiškas kolega, aš ne. Aš einu skųstis, neatleidžia, nes labai Evgenija rodo gerus rezultatus, ar ne? Tai ar tada man kažkaip tai, nežinau, nusistatyti kitokį darbo grafiką, žinai, kad mes kuo mažiau to kontakto turėtumėm, ar tada man paprašyti gal nuotoliu, jeigu yra įmanoma, omeny turiu, žinai, kad išvengti to kontakto arba kažkokias ribas brėžti labai aiškės, nes nu tu dirbi vis tiek su to žmogum, žinai, taip greit dalykai nepasidaro organizacijai ir vadovas nenori atleisti. Tau šiaip patiktų darbas, jeigu ne tas toksiškas kolega, tu, žinai, iš esmės save realizuoja galbūt šitame darbe, tai tu nori dirbti, bet kažkaip reikia su tavim tvarkytis. Tai vat, aš net, yra toksai psichologinis terminas pilkosios uolienos metodas. Ar teko girdėti? Neteko. Kai tu iš esmės bendrauji, bet jeigu mums tenka kalbėti, aš tikrai tokiu, žinai, poker face su tokiu monotonišku balsu kalbu, aš nesileidžiu į tavo provokacijas, kurios gali būti, nes tie toksiniai jie iššaukia, vat, kaip mes ir kalbėjom pradžioje pokalbio, ar ne? Ir tu tiesiog toksai, žinai, vat, uola, be emocijų.
norint greičiau nutraukti, tu galbūt laiką persidėlioji nuotolinių darbą, tu ieškai, kad nebūtų kontakto, gal tada neini kavos pagerti į ofisą, kada būna tie. Ar tai būtų išeitis, jeigu tau niekas daugiau nepadeda ir jisai dar dirba? Jo, tai vat neteko apie tokį terminą girdėti, bet principas tai labai panašus, toksišką žmogų maitina kontaktas. Taip. Nes jeigu aš kalbu su veidrodžiu, tai aš būsiu toksiška su veidrodžiu. Nelabai, nes atsako tai nėra. Taip. Tai aš, kur sakiau pavyzdį, kad mėgsta vakarais, savaitgaliais parašinėti, aš kažkada turėjau kolegę, kuri bandydavo ribas, nes jie tikrina. Ir jinai parašė man, aš negirdėjau tiesą pasakius, bet aš jį tiesiog neatrašiau ir aš jį ryte darbo metu pasakiau, aš išjungiu telefono garsą darbinio. Ir man po darbo valandų gali skambinti, jeigu ten gaisras, jeigu covidas prasidėjo, pandemija, dar kažkas krizinė atvejai, visa kita yra darbo metas. Ir jinai niekada daugiau man po darbo valandų nei rašė, nei skambino. Jinai parašė kitai kolegijai ir ta kolegija atrašė. Ir tada tu gauni to, žinai, matai, kad tau atsakinėjai ir tu tada vėl gali užsukti tą. Ir viskas, ir užsisuko ratas. Tai ir mes kartais sakom, net akių kontaktas. Jau pagavo akių kontaktą, o jau turiu auką, jau reikia gaudyti, jie irgi tai daro pasąmoningai. Tai nėra, kad čia įsijungia, dabar aš būsiu toksiškas. Ir aš kažkada turėjau vadovą toksišką, nes kur mes šnekam, ką daryti su toksišku kolego, ką daryti, jeigu vadovas toks toksiškas. Ir aš buvau jauna pradedančioji personalo vadybininkė ir aš keičiau kitą moterį, kuri jau dirbo ten metų. Ir jinai, pavyzdžiui, 6 valandą jinai atsistodavo ir sakydavo, darbo diena baigėsi, viso gero. Ir uždaro duris. Aš neturėjau savyje tiek stiprybės, tai aš esu grįžus po darbo ir 9 vakaro, ir 8 vakaro, nes be 5-6 aš jau lyg ir ruošiuosi. A tu jau išeini? Šiek aš tau vieną video toj parodysiu. Ir tu ten su žieminė pūkuota striukė stovi 2 valandą ir žiūri video. Tai mano klaida yra, net ne jos. Ribų nenubrėžei. Taip, aš turėjau pasakyti, aš atsiprašau, bet žinokit, mano autobusas, kuris važiuoja kartą per valandą ir aš turiu eiti. Ir viso geriausio. Tai ateina tik su metais, bet reikia brėžti ribas vienareikšmiškai, nes jeigu mes nenubrėšim, tai tada bus ir problemų. Taip, tas toks veidas pilkas, kad tu atsakai ir dirbi tiek, kiek tau reikia. Aišku, reikia žiūrėti, kartais tas toksiškas apmoko tave, arba tas toksiškas yra nuolatiniam kontakte, jūs turit bendrų projektų, tai to išvengti, tada yra klausimas, ką daryti. Tai mes sakom, kartais ne tau reikia išeiti nuotoliu dirbti, toksišką reikia išsiųsti nuotoliu dirbti. Na, žinai, jis norės to gyvo kontakto daugiau. Norės. Tai čia, žinai. Jis norės. Linkėsi tada. Jo, čia taip, jisai norės to gyvo kontakto. Aš vieno organizacijų turėjau atvejį, kai išsiuntė, žodžiu, į paskutinį aukštą. Davė kabinetą tam toksiškam, be langų, be nieko. Ir pasakė, dėje mes negalim nieko pasiūlyti, nes jis kažką pasakė, aš norėčiau dirbti savo kabinete, nes čiagi statusas. Ir sėdėjo. Tai kartais reikia galvoti, kaip atskirti. Bet jeigu, pavyzdžiui, vadovas yra sąmoningas dėl to toksiškumo, tai mes turim atkreipti to darbuotojo dėmesį, kad jis yra toksiškas. Nesakyti žodžio toksiškas, bet pavyzdžiui, rėkia darbuotojas. Ir manęs kartais klausia, čia dažnas klausimas, sako, Evgenija, ką daryti? Rėkia. Sakau, tai, o jūs sakėt, kad rėkia? Ne, mes nesakėm. Tai sakau, tai ko jūs reikia bijo pasakyti? Taip, tai sakau, tai ko jūs manęs klausėt, nes atsakymas kaip ir aiškus. Nes kol mes tylim, tai yra žalia šviesa. Tai mes turime atsisėsti ir pasakyti, žiūrėk, tu keli balsą. Ten 3 kartus per dieną aš girdžiu tave šaukiant. Tai mūsų organizacijai nepriimtina. Tai laikinai sustabdo toksišką žmogų. Žiūrėk, šiek tiek bus ramiau keletą savaičių, bet paskui tai vėl grįžta. Nes toksiškumas tai yra tokia liga. Vėl atėjusi, nes sveikas žmogus, jis nebus toksiškas. Tai čia vėl ateina iš kažkokių asmeninių patirčių, traumų, taip ir... Ir mes čia nieko negalim padaryti, patinka būti aukos vaidmenį tiems toksiškiams žmonėms, kančios vaidmenį, tai maksimaliai atskirti tą kontaktą, jeigu tai yra įmanoma, ir maksimaliai atkreipdėmėsi, kai jisai tampa toksiškas ir stabdyti. Tai, bet čia yra tokios intervencijos, čia ne prevencija. Tai pas mus arba gaisras liepsnoja, arba šiek tiek rusena. Tai mes bandom jį ten gesint, šiaip mes jo niekada neužgesinsim. Žinai, iš vienos organizacijos išeina toks žmogus, visi džiaugiasi, bet nueina į kitą. Taip, vėl nuodė. Tai iš tam žmogui ant svieto, ne vietos. Taip, visiškai. Jo, bet jisai ras. Ir, pavyzdžiui, yra kai kurios organizacijos, kurios
vat yra vadovai arba čeristai, kurie pritraukia tus toksiškus žmonės. Nu, va tiesiog vėl čia kažkokie dalykai yra, nes pavyzdžiui, ar išeis toksiškas žmogus į sveiką organizacinę kultūrą, jį perkas labai greitai, per pokalbį pajaus, dar per kažką. O ten, vat, dažniausiai tai nėra vieno žmogaus atvejis, tas toksiškumas. Tiesiog priklauso, kaip stipriai jis yra išreikštas. Taip, sutinku. Ačiū tau už įžvalgas. Ačiū.